Šiandieną esame Šalčininkų rajone, ūkininko Antono Bandalevičiaus ūkyje. Nustebti nelabai nustebome, kadangi jis labai įspūdingai atrodė jau iš rudens. Darbus matosi, kad atlikome teisingai ir Antonas tikrai pasistengė, kad darbai būtų atlikti kiek įmanoma savalaikiai, teisingai sudirbta žemė. Ir į ką labai irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad šioje vietovėje mes matome lengvi priesmėlių dirvožemiai, kurie iš tikrųjų visgi leidžia užauginti tokį rapsą. Tai iš tikrųjų gal papasakotų pats Antonas, kodėl matomas toks skirtumas čia ir čia. Tai, Antonai, kas buvo atlikta, mes stovime ant ribos. Taip, ant ribos, nes čia buvo buvo dvi skirtingos siejamosios. Čia mes turėjom Vederstad Tempo, čia mes turėjom Vederstad Rapidą. Ir sėjos laiko skirtumas yra kažkur apie 5-6 dienos, man rodos, tai buvo. Ir čia gal labai, dabar jau gal taip nesimato, nes buvo sausra, tai čia buvo kursų tempo, buvo labai tolygiai, rapsai sudygo, čia nebuvo tokio tolygumo, jūs kai buvote atvažiavę tada, tai biškiai atrodė ne taip gerai, bet dabar, skirtumas yra, bet ne toks didelis jau. Ir darbai pagrindiniai čia sėta po arimo, čia plus papildomai NPK dar duota 100 kg kartu su sėja į eilutę, o čia 200 kg patrikai. Išberto pakrikai. Taip, išberta jo. Taip, 8-20-30. Ir šiuo metu jau azoto atiduota? Azoto šiuo metu čia atiduota apie 150 kg veikliosios medžiagos, kaip tik šiandien dar baiginėjom tręšimą, ir ruošiamės purškimams, jeigu leis orai. Ja, nes dabar jeigu pasižiūrėti truputėlį atsukti laiką atgal ir iš rudens mes dar papildomai davėme purškimą, purškėme fosforą iš rudens, kad aktyvinti šaknį ir kad kiek įmanoma šaknis būtų didesnė, kad galėtų augalas pasirūpinti savo reikiamų maistų ir fosforų. Tad pasižiūrėkime į šaknį. Ir ką mes čia dabar šiuo metu matome, jo, sliekai matyti. Augalas jau atsigavęs ir jeigu tai pasižiūrėti, augimas prasidėjo, nes matome, kaip pradėjo tysti, pats kugelis ir stiebelis jau pradėjo tysti. Bet jeigu pasižiūrėti į pilną maitinimąsi, nors ir atiduotos trąšos, bet dar negali pasakyti, kad augalas labai aktyviai maitinasi šaknimis. Už tai, ką noriu pasakyti, kad dabar purškimas, ankstyvas pavasarinis purškimas per lapus yra labai svarbus augalui, kadangi mes turime ilgą žiemos laikotarpį, kur užauginta gera šaknis, bet pavasarį jinai turi regeneruoti šaknelę, jinai turi vėl paleisti šaknyną, kad jomis galėtų augalas pilnai maitintis. Bet dėl šaltų orų, dėl šaltos dirvos, augalui netaip lengva greitai atkurti šaknyną ir kad jau išbertas trąšas jis galėtų maitintis per šaknį. Tad numatyti purškimai per lapus visą laiką duoda stiprų efektą. Greičiau augalas pradeda, vykdyti aktyvią fotosintezę, baltymų sintezę, greičiau perduoda signalus į šaknį ir šaknelis jau pradeda greičiau regeneruotis, greičiau gamintis ir taip užkuria pagrindinį šaknyną, kad galėtų maisto medžiagas jau imti iš dirvožemio. Dabar perpjaukime augalą ir pasižiūrėkime,
Va, dabar tiesiog ir matome, kad jau jis pradėjęs stipriai tysti į viršų. Ir šiuo atveju, žiūrint į rapsą, labai svarbu jam dabar su numatytu purškimu, tai reiškia, turėjo jau būti kaip ir atliktas šios savaitės pradžioje, bet lietingi orai neleido atlikti purškimo. Tai mes dabar artimiausių metų, jeigu tik leis oras, važiuojame, atiduodame, kaip ir jau esu minėjęs, 2 litrai fosforo, 2-3 litrai sulfastimo siera, 1 litras mangano, toliau reiškia sisteminis kontaktinis insekticidas, atiduodamas citokininas 0,7 ir artina 0,4-0,5. Artina kartu su citokininu, kad jau stabdyti bėgantį stiebelį. Ir kartu reiškia atiduoti fungicidą, kad būtų uždedama apsauga. Insekticidas, aišku, jis padarys savo darbą, nes matome, kad čia kažkur tai gaudyklė jau yra, ten praėjome ir joje taip pat matyti orams atšilus, iškart matyti reiškia paslėptas straubliai, net jau ir žiedinukai, kurie savo darbą daro. Tad labai svarbus momentas – purškimas per lapus, kad sustabdyti centrinio žiedino staigų kilimą į viršų. Tęsime mūsų vizitą po Antono Bundalevičiaus laukus. Šiuo metu esame žieminių kviečių lauke, kur jau pradedam matyti truputėlį vegetacijos spartos visos skirtumus, nes pradeda laukai po truputėlį plėmuotis dėl maisto medžiagų įsisavinamumo, dėl drėgmės pertekliaus, drėgmės truputėlį trūkumo, dėl dirvožemių šilumos kaitos. Ir iškart matyti, kad vienose vietose pasėliai tamsesni, kitur turi šviesiai žalią atspalvį. Už tai tam dabar ruošiamės ir taip pat atliksime purškimą, kad suvienodinti pasėlius. Bet dabar dar pradžioje noriu pasiklausti, kiek jau šiuo metu yra atiduota azoto. Šiuo metu čia atiduota apie 70 kg veikliosios medžiagos, bet reikėtų dar, taip atrodo, kad reikėtų dar duoti, bet orai neleidžia ir purškimus neleidžia daryti. Tai čia pagrindinė problema šiuo metu, kur negalim mes nieko įvažiuoti. Jo, bet gal ir labai teisingai, nes šiai dienai jau atiduota 70 veiklios, tai yra startui tikrai pakankamas kiekis. Tuo labiau, kad čia yra priesėlys lubinai buvę. Tai tikrai pakanka. Bet dabar turime atlikti purškimą pasėlių pavienodinimui ir kad suaktyvinti, kad jisai neturėtų tokio skirtumo, tai tas numatytas mūsų purškimas fosforas 2 litrai į hektarą, sieros iki 2 litrų į hektarą sulfastimo plus mangano 1 litras. Pasėlius iš tikrųjų nudažys viena gražia spalva, bus visi vienodi, reiškia suaktyvins šaknyną ir tada jau papildomai dar aišku šiame lauke turėsime po šito purškimo atlikti ir purškimą herbicidų, susitvarkyti piktžoles. Po piktžolių purškimo tada jau mes planuosime ir atiduoti likusias trąšas. Tai darbai bus tikrai atlikti tada teisingai, bus eiliškumas ir kai augalas bus atsigavęs, kai šaknys bus pasiruošusios imti maisto medžiagas, tai ir išbertos trąšos jos bus daug efektyvesnės ir panaudotos bus teisingiau ir augalas jas galės įsavinti teisingiau. Tai puikus, mes šiemet matome laukus, žinoma, labai stipriai nustebino su rapsu. Stengiamės. Bet vėlgi pabrėžti, kad tai dirvožemiai nėra, kad būtų patys derlingiausi. Dirbant atsakingai, taikant technologiją, atliekant teisingus purškimus ir
ypatingai lengvose žemėse, darant suaktyvinimą, purškimą per lapus, mes galime pasiekti iš tikrųjų puikių rezultatų. Tai ir yra įrodymai. Ja. Pernai, jeigu taip, nes pernai tai buvo pirmi metai, kada mes auginom rapsus, nu ir rezultatas buvo 3,5 tonos švaraus išdžiovinto rapso. Tai, nu, manau, kad ne pats prasčiausias rezultatas. Tai. Ne, tikrai ne pats. Ir šiemet vėlgi žiūrint į pasėlius, matome, kad potencialo tikrai yra. Ir laukai atrodo išties tvarkingi, pas jūs aišku dideli masyvai, tai patogu ir dirbti, ir taikyti, žinoma, intensyvę technologiją. Taip, tai palinkėkime toliau teisingai laiku atlikti darbus ir tikėkime pačio geriausio rezultato. Kad orai netrukdytų tik tai, o mes padarysim.